Šiaip kokios nuotaikos po grafičių valymo senamiestyje? Nuotaikos nėra labai linksmos, nes kažkaip išskirtinai nuvalytos, matome, kad yra tos perėjos, kur buvo legalu piešti, o stebim net tą puslapį, kur žmonės gali rašyti skundus ir tų skundų yra labai daug, kad šiaip mieste grafičių nelabai mažėja ir ne dėl to, kad jų daugėtų, bet tiesiog tas valymas kažkaip koncentruojas labiausiai ant tų legalių vietų, tarsi norint parodyti tokį tvirtą kumštį piešiantiems grafičius. Jausmas tiesiog bendruomenės grafitininkų, ar toks labai bendrumo jausmas, kad reikia prieš tai kovoti, ar toks susitaikymas su tuo? Turėjom dabar neseniai prieš porą savaičių tokį masinį piešimą, į kurį buvo kviečiami visi piešiantis. Ir tai tikrai buvo labai įspūdingas renginys, toks jaudinantis, nes jautėsi labai tokia susivienijimo dvasia. Taip pat turėsim dar vieną renginį, irgi įvairių bendruomenių grafiti būtent čia, šitoj parduotuvėje Penalty, kur bus premjera tokio irgi specialiai tam sukurto kalendoriaus gatvės menininkų ir grafiti menininkų. Tai nuotaikos vidinės yra geros, labai gaila, kad iš savivaldybės kol kas jokio negauname ženklo ties noru bendradarbiauti, nors tikrai patys skleidžiame šitą žinutę ir sakom jiem, kad norim kompromiso ir tai yra tikrai neįprasta, nes dažniausiai grafitininkai yra maištautojai ir jie rodo vidurinį pirštą, bet dabar iš tiesų man pačiai stebint, tai yra didelė nuostaba, nes būtent grafiti piešėjai elgiasi kaip suaugę žmonės, o savivaldybės žmonės ignoruoja, apsimeta, kad problemos nėra ir nieko nedaro. Kaip šie draudimai, manote, pakenks ar nepakenks grafitininkams? Aš kiek atsimenu, buvo prieš 10 metų, bijau suklyst, bet 7 kažkas tokio irgi buvo panaši akcija vykdyta, nes mačiau tokį straipsnį iš tų laikų archyvų. Tai, nežinau, tais laikais uždraudė, bet iki šiol mes turim grafiti, tai kaip pakenks. Ir iki šiol didelė dalis grafitininkų, su kuriais aš bendrauju, jie turi baudžiamąsias bylas, jie dažniausiai yra teisti kažkiek, pagauti policijos. Tai dar kitas momentas, ką paminėti, tai policija irgi jų darbas yra dabar dar labiau apsunkinamas, to, kad viskas yra sugriežtinama ir jie turės dar griežčiau gaudyti pažeidėjus, kurie piešia. Aš pati esu ne kartą piešusi su leidimu ant ne vieno pastato ir mano dideliai nuostabai tai buvo taip, kad aš pradedu piešti ir kažkas paskambina iš piktų kaimynų, iškviečia policiją ir policija atvažiuoja, ta prasme, per 3 minutės, kaip aš tiesiog išsitraukiu balionėlį. Tada aš, aišku, patikiu leidimus ir susitarėm su policija, bet tarkim vieną kartą man piešiant, man atsiuntė 4 policijos mašinas. Taip. Tai nusistatymas ir toks, sakyčiau, tikrai negeras požiūris egzistuoja. Nes tai yra dažniausiai paaugliai, arba tiesiog pavieniai žmonės piešintis ir šitokios pajėgos sutelktos policijos, tiesiog mane stebina, man atrodo, tikrai netrūksta kitų problemų, kur reikėtų policijos pagalbos, o ne gaudyti jaunus žmonės. Ar įmanoma kažkaip pakeisti žmonių nuomonę apie grafičius, kad tai, pavyzdžiui, ne vandalizmas, kad yra ir meno jame? Taip, tai mes tą ir stengiamės daryti. Visi projektai, kuriuos mes darome, dažniausiai jie eina kartu su dirbtuvėmis. Tai mes kviečiame tiek rajonų žmonės prisidėti ir kartu netgi piešti, ten spalvoti, mokytis. Tiek kartu visada geranoriškai bendravom ir su žurnalistais ir pasakojam ir rodom, nors labai dažnai, aišku, tas procesas būtent žurnalistų yra apsunkintas, nes kadangi tiek daug yra tų baudžiamųjų bylų piešėjams, tai labai daugelis jų net nenori nei filmuotis, nei rodytis, nei išviestis. Bet mano vaidmuo šioje situacijoje yra toks, kad aš turiu tokią alternatyvų menininkų asociaciją, kuri dirba kaip toks tarpinis agentas tarp piešėjų ir tarp užsakovų ar norinčių kažkokią nusipiešti freską,
pasidaryti dirbtuves. Tai mes esam bendradarbiavę ir su mokyklomis, ir su įvairiais verslais netgi, nes labai dažnai dabar irgi žmonės pradeda vis daugiau norėti piešinių savo vidiniuose pastatuose, tarkim laiptinėse, ofisuose.